įsukamas paskutinysis karavano stogo dangos varžtas. Na taip, varžtų bus daugiau, dar bus skardinimai, lanksniai ir visa kita, bet danga jau sumontuota. O kaipgi man sekėsi? Nepasakosiu apie stogo konstrukcijos surinkimą. Pradėkime nuo to, kad skarda atvažiavo į statybą pigiau.lt. Skarda atvažiavus paprašiau bičiulio Roko, kad man pagelbėtų su dengimo pradžia. Rokas man parodė, kaip reikia susikirpti skardą, padėjo ir susimontuoti pirmosios skardos lapus, kad stogo danga būtų montuojama teisingai. Na, o toliau teko dirbti pačiam. Pripažinsiu, paprasta nebuvo. 7 metrų skardos lapas nėra iš pačių lengviausių, o ir oro sąlygos tikrai nelepino. Bet kogi nepadarysi žmogus, kai tik tais labai nori. Dangą pirkau iš statybą pigiau.lt dėl keleto priežasčių. Pirma, galėjau išsirinkti ilgį tokio, kokio noriu. Antroji priežastis ypatingai geros kainos, o trečioji, kad turėjau šios parduotuvės rekomendacijų žmonių, kuriais labai pasitikiu. Matote ir svečią, kuris buvo užklydęs, netrukdė, bet tikrai ir nepadėjo. O dabar prieš jūsų akis vaizdas, kai keliu paskutinį skardos lapą ant savo karavano stogo. Labai dramatiška ir jaudinanti akimirka, nes stogas tuoj bus baigtas. Sekėjų dėka sužinojau, kaip lapą užsikelti ant stogo lengviau. Užsikėlęs paskutinį lapą susilygiuoju jo galus, susuku paskutinius varžtus ir viskas. Na gerai, dar ne viskas. Dar reikia nusikirpti skardos kraštą, nes paskutinis skardos lapas buvo šiek tiek per platus, o galiausiai jį užlenkiau, kad vanduo bėgtų žemyn, o ne į šoną. Neaišku, kada apsiskardinsiu. Ir štai taip atrodo mano karavano stogas. Parašykite komentarą, ar jums patinka.